12 rezultatyvių perdavimų, taigi 29 naudingumo balai. Patrik Zabusovas 21, Gacis Glisinskis 19. Dabar pretenduoja į rezultatyviausio lygos žaidėjo poziciją. Iškart elektrėniškiams daugiau nei pusę kėlinio. Apie tai po rungtynių kalbėjo ir pirmajame trejete pasibaigus reguliariam sezonui. O po to, aišku, prasidės atkrintamosios ir viskas vėl bus iš pradžių. Čia tokį metimą atlieka Berzinš. Rupševičius, Karolis Krasilnikovas, Dovydas Laimutis, Matas Mikalauskas ir Egidijus Binkulis. Nuo borto nepavyko ir dabar jau reikia stabdyti latvius. Pristabdo vidurio zonoje, Mūsiškiai juos. Ir štai su Rytuliu Meja. Šį žaidėją jau įskyriau kelis kartus. Tai yra, čia buvo adresuotas Rytulys link Arturo Thompsono. Latvis imtyniaujantis prieš savo tautiečius. Ir vėl energijos sudėtyje. Nepavyksta išmesti Rytulio iš zonos. Dabar užsitęsusi varžovų ataka, metimas į vartus. Yra didelis skirtumas, bus antras ar trečias. Šiaip sakyčiau, Rygos Smogo yra ta komanda, kuri, žiūrint visų komandų rungtynes, turbūt yra. Šeimininkai. Nepaminėjau vieno iš asistentų, Laurui Bayernui, vienu lietimu. Jokių papildomų pauzių, čia puikiai žaidžia Duvė. Gelbsti komanda, Antonas Sinagubovas turėjo puikią progą. Vartininkas iš Ukrainos apsigynė ir 10 sekundžių liko gintis Energijai. Dar vienas metimas ir Duvė. Leido dantų sritį. Na ir iš karto Smogo komandos žaidėjas Kasparas Zieminis paliko aikštę su medicinos personalo atstovu. Nukeliavo, na, pasižiūrėti turbūt ar visi dantys vietoje, na, tikėkime, nieko baisaus nenutiko, bet, na, suprantama iš karto, tai Vojčiui toks puikus perdavimas, toks užslėptas geras perdavimas, ten tikėjosi, manau, ir kai kurie komandos draugai Mogo ekipoje metimo į vartus, dabar du pasiruošė su Vakari Čižu. Mogo laimėjo įmetimą, Duvė apsigina. Ten pakankamai geroje situacijoje. Kojo Sarkanis Rytulio. Čia kamuolys, tiksliau Rytulys atšoko nuo Duvė. Na tikrai turbūt tada prasimti Duvė vartams Lauriui Bayernui. Energija grubiai klysta ir Duvė žaidžia puikiai. Bayernas turėjo nuostabią progą pelnyti labai reti Lietuvos komandoje. Ir Andrius Mačala yra Karlis Ozolinis. Taigi tokia yra pelnytų įvarčių statistika. Pavojinga ataka. Čia gali būti pavojinga ataka. Duvė gelbėja savo komandą. Na šiaip antrą pirmaujantį Ziemgalė yra praleidusi 34 įvarčius. Čia pavojingas momentas, bet virš vartų skrieja Rytulys. Išlaiko Rytulio kontrolę prie Mūsiškių vartų ir čia štai pavojus buvo. Viena iš tokių pavojingesnių atakų, kalbant apie antrąjį kėlinį. Ir Maksimas Duvė. Ten tyko jo Rytulio, vienas yra būtent ginsmėje, jis dabar su Rytuliu. Jo perdavimas, vėl iškart Ištienas Redliks, lieka perdavimą David Sarkanis. Čia pavojinga ataka. Duvė, kairė ranka, Gauško šiandien jau nebe taip. Atrodo ir Mo komandos puolimas vakar pelnė 10 įvarčių, šiandien rygiečiai nepavyksta ir Mūsiškiams įsiveržti varžovų zoną. Dabar jau greita ataka, neblogas perdavimas ir čia buvo Berzinš. Ataka Sarkanis ir vartininkas Maksimas.
priklausomai nuo šio mačo baigties, išliks antroje pozicijoje. Čia štai šansas ir Duvė gelbėja savo komandą. David Sarkanis vėl sutvirtina mūsiškių zonoje. Sinegubovs. Jis dabar su Rytuliu. Geras perdavimas. Oho, kokį dabar atvirai žaidinėja Rytulį. Daugumoje ant ledo esantys svečiai. Sinegubovo perdavimas ir vėl Duvė. Kokius atrėmė metimus ukrainietis. Žaidėjų suolas. Gilesnė sudėtis ir rungtynėms artėjant prie pabaigos, aišku, svečiai atrodo yra išsaugoję daugiau jėgų ir pastaruoju metu kaip reikiant užgulė šeimininkų vardus. Duvė darbo turi labai daug, bet nepaisant to kažkokių klaidų jis nedaro. Na, gal jie pagirtinai ir tokiais tolimais smūgiais, aišku, sunku tikėtis nuginkluoti Arvel Energijos komandos vartininką. Dar vienas smūgis ir vėl ir Albert Šnepstė. Tai tie pakviesti. Numeris Kipras Grabliauskas. Na, bet apie tai kiek vėliau į 8 numeris Reneras Kamergrauzis, 55 numeris Kryšas Lipsbergas, 9 numeris Kryšjanis Redlichas, Rytulio Meistruolių. Kaip ir man, tiek du patirti pralaimėjimai namuose prieš Estų Panter klubą buvo toks netikėtumas. Na, daugiau nei 5 minutės pabėgo pirmame kėlinyje. Šulcas, jo metimas į vartus, šiek tiek ilgiau įsitvirtino varžovo aikštės pusėje. Artūras Thompsonas, o čia gali būti pavojinga ir Duvė apsigina šioje situacijoje. Apsiginama toje situacijoje. Čia Duvė atmuša Rytulį toliau nuo vartų, mažai stabdymų. Neretai tai būna, kai komandų žaidimų lygiai skiriasi, o čia Duvė irgi prisideda prie to, kad nebūtų pelnytas antrasis įvartis ir Duvė vėl gaudo Rytulį.